Strateginio plano kaimo plėtros intervencinės priemonės. Šiais metais ūkininkai gali teikti paraiškas gauti paramą pagal tęstinės Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ir naujas 2023-2027 metų intervencinės priemonės. Kviečiame susipažinti su nauja intervencinė priemonė vietovė su gamtinėmis ar kitomis specifinėmis kliūtimis, naujais intervencinių priemonių ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai ir laukinių paukščių. Apsauga už Natura 2000 teritorijos ribų pakeitimais bei Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės agrarinė aplinkosauga ir klimatas aktualiais pakeitimais. Taip pat primename svarbiausias priemonės su Natura 2000 ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos veiklos sričių reikalavimus. Jei pareiškėjas 2022-2023 metais dalyvavo Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ekologinis ūkininkavimas veikloje parama ekologiniam ūkininkavimui, šiais metais jis gali nedalyvauti ekologinėje gamyboje ir neteikti paraiškos pereiti prie įprastinio ūkininkavimo arba dalyvauti 2023-2027 metų intervencinėje priemonėje ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai ir prisiimti pagal šią priemonę naujus įsipareigojimus 5 metams. Jei pareiškėjas 2022-2023 metais dalyvavo Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ekologinis ūkininkavimas veikloje parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo, šiais metais jis gali nedalyvauti ekologinėje gamyboje ir neteikti paraiškos pereiti prie įprastinio ūkininkavimo. Dalyvauti 2023-2027 metų intervencinėje priemonėje ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai ir prisiimti pagal šią priemonę likusius įsipareigojimus 3 metams. Jei po 2022 metų birželio 6 dienos buvo prisiėmęs 2 metų įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ekologinis ūkininkavimas veikla parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo, 2024 metais privalo tęsti prisimtus įsipareigojimus dar 3 metus pagal naujo periodo intervencinę priemonę ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai. Deklaruojant naudmenų plotus ir prašant paramos pagal 2023-2027 metų intervencinę priemonę ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai paraiškoje būtina nurodyti atitinkamus sutartinius žymėjimus, nurodytus tiesioginių išmokų taisyklių klasifikatoriuje. Intervencinė priemonė ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai. Paramos gavėjai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantis aktyvaus ūkininko reikalavimus. Tinkamas paramai plotas, už kurį mokamos kompensacinės išmokos, turi būti nemažesnis kaip 1 hektaras, sudarytas iš nemažesnių kaip 0,1 hektaro ploto laukų. Paramos įsipareigojimus galite rasti agentūros svetainėje pasirinkę skiltį parama kaimui, tuomet naudinga informacija ir atmintinės ir rekomendacijos. Intervencinė priemonė laukinių paukščių apsauga vežiai Natura 2000 teritorijos ribų. Parama skiriama kasmet už pievų plotą esantį už Natura 2000 teritorijos ribų, siekiant paramos gavėjams kompensuoti dėl prisiimtų įsipareigojimų patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas. Pareiškėjas privalo būti aktyvus ūkininkas, kuris atitinka bendruosius reikalavimus nustatytus taisyklių 2 skyriuje ir kurio žemės ūkio valda. Ar jos dalis patenka į laukinių paukščių apsaugos plotų už Natura 2000 teritorijos ribų erdvinių duomenų sluoksnį. Tinkamas paramai pievų plotas, už kurį mokamos kompensacinės išmokos nemažesnis kaip 1 hektaras, sudarytas iš nemažesnių kaip 0,1 hektaras ploto laukų. Tinkamumo reikalavimai.
Pareiškėjas atitinka aktyviam ūkininkui keliamus bendruosius reikalavimus. Žemės ūkio valda turi būti įregistruota valdų registre. Pareiškėjui neiškelta byla dėl bankroto ir jis nėra likviduojamas. Privalo deklaruoti plotus, už kuriuos prašo ir už kuriuos neprašo paramos. Paramos įsipareigojimus galite rasti agentūros svetainėje pasirinkę skiltį Parama kaimui, tuomet paspaudę naudingą informaciją ir atmintinės ir rekomendacijos. Pareiškėjai pateikia paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės Agrarinė aplinkosauga ir klimatas. Ir su Natura 2000 ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos įsipareigojimus privalo tęsti arba jie yra prisiėmę naujus įsipareigojimus, juos vykdyti pagal atitinkamų priemonių įgyvendinimo taisyklių nuostatas. Su pagrindiniais reikalavimais ir įsipareigojimais galite susipažinti ūkio darbų kalendoriuje, kurį galite rasti agentūros svetainėje pasirinkę Parama kaimui ir paspaudę kalendorius. Vietovės su gamtinėmis, o kitomis specifinėmis kliūtimis. Pagrindinės tinkamumo sąlygos ir reikalavimai. Pareiškėjas įsipareigoja ir privalo ūkininkauti ar užsiimti žemės ūkio veiklą deklaruotame plote, už kurį pretenduoja į paramą. Pagal intervencinę priemonę netrumpiau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos. Žemės ūkio valdos išregistravimo atveju, kai valda išregistruojama iki gruodžio 31 dienos, laikoma, kad pareiškėjas įsipareigojimo nevykdo, todėl nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą, o tais atvejais, kai parama ar jos dalis iki šios datos pareiškėjui jau išmokėta, jis privalo paramą grąžinti. Visus priemonės reikalavimus ir įsipareigojimus galite rasti agentūros svetainėje pasirinkę Parama kaimui, tuomet naudinga informacija ir atmintinės ir rekomendacijos. ESO Natura 2000 ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos. Veiklos sritis Parama Natura 2000 žemės ūkio paskirties žemėje įkainiai. 61 euras už 1 hektarą ariamosios žemės. 76 eurai už 1 hektarą natūralių ir pusiau natūralių pievų. Veiklos sritis Parama Natura 2000 miškuose. Primename, kad tais atvejais, kai valda ar jos dalis nepatenka į sutartiniais kodais PK, UK, NM ar DM pažymėtus plotus arba kai paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje pateiktos iš anksto nurodytos informacijos apie pareiškėjo valdoje ar jos dalyje nustatytus miškų ūkinės veiklos apribojimus nepakanka paraiškai pateikti, arba valdoje įvyko tam tikrų pokyčių susijusių su konkrečios Natura 2000 miško vietovės privalomaisiais apribojimais, pareiškėjas, kuris teikia paraišką, privalo turėti saugomos teritorijos direkcijos pagal valdos buvimo vietą ne anksčiau kaip 2024 metais išduotą pažymą apie nustatytus privalomus veiklos apribojimus. Pagal veiklos sritį Parama Natura 2000 miškuose deklaruojant plotus už Natura 2000 teritorijos ribų esančioje gamtinių požiūrių vertingoje teritorijoje, kai valda ar jos dalis patenka į svarbos paukščių veisimosi vietą, tai yra lizdavietė, kurioje draudžiami pagrindiniai miško kirtimai, pareiškėjas, teikiantis paraišką, turi turėti vidinės miškotvarkos projektą, kuriame nustatyti svarbos paukščių veisimosi vietoje taikomi veiklos apribojimai arba išvada bei iki einamųjų metų rugpjūčio 1 dienos. Pateikti valstybiniai saugomų teritorijų tarnybai. Pareiškėjas paramos už tą patį plotą pagal veiklos sritį Parama Natura 2000 miškuose negali kreiptis, jei yra gavęs kompensaciją pagal vyriausybės patvirtintą 2004 m. gruodžio 3 dienos nutarimą numeris 1578. Dėl kompensacijų privataus miško savininkams už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Informaciją apie priemonės reikalavimus ir įsipareigojimus galite rasti agentūros svetainėje pasirinkę Parama kaimui, tuomet naudinga informacija ir atmintinės ir rekomendacijos. Priemonės investicijos į miško plotų gyvybingumo gerinimą veiklos sritis miško veisimas. Paramos pagal šios priemonės veiklos sritį gali kreiptis juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems žemė planuojama apželdinti mišku priklauso nuosavybės teisė ir savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teisę.
Išmokų dydžiai priklausomai nuo medžių rūšinės sudėties yra nuo 1370 eurų iki 3796 eurų už 1 hektarą įveisimui. Taip pat nuo 171 euro iki 453 eurų už 1 hektarą želdinių ar želdinių apsaugai ir ugdymui mokami kasmet 12 metų. Pasinaudojus galimybę atsodinti mišką nuosavomis lėšomis po miško želdinių ir želdinių apskaitos 5–6 metais arba jų kokybės vertinimo, kai medžių tankis įvertinamas blogai arba nustatoma, kad miško želdiniai arba žėliniai žuvo. Įsipareigojimų laikotarpis pratęsiamas iki atsodintų želdinių ir želdinių kokybės vertinimo, už atsodintą miško plotą toliau parama nemokama. Miškas sodinamas sertifikuotais iš urėdijų pirktais sodinukais. Paraiškos agentūrai teikiamos užpildant Žemės ūkio ministerijos informacinėje sistemoje elektroninę dokumento formą, naudojantį Žumis portalo interneto prieigą administravimo taisyklėse nustatytą tvarką. Kitais būdais, pavyzdžiui, paštu per kurjerį arba faksu ir taip toliau, pateiktos paraiškos nepriimamos. Naudojantis Žumis portalu pateikta nuskenuota paramos paraiška nebus priimama, turi būti pildoma tik elektroninė paraiškos forma Žumis portale. Informaciją apie priemonės reikalavimus ir įsipareigojimus galite rasti agentūros svetainėje pasirinkę skiltį Parama kaimui, tuomet naudinga informacija ir atmintinės ir rekomendacijos.